Dar kartą paskaičiuokim vidurkį. Kad paskaičiuoti vidurkį, reikia sudėti visus pažymius ir padalinti iš pažymių kiekį. O ir dedam plius, plius ir plius. Ir spaudžiu N, per daug pliusų. Taip, jis pasitaisė, viskas tvarkoj, formulė graži, reiškia, sudėjom. Yra ir sumos funkcija. Reiškia, sumos funkcija turėtų tokia sintaksė jos yra, būtų pradžioj lygybė, reiškia, dėkim taip, lygų ir sum, ir toliau eina skliausteliai ir argumentas, kabletaškis, argumentas, kabletaškis, ir taip toliau tie argumentai taip ir eina. Reiškia, sum funkcija sudeda tuos argumentus, kurie yra skliaustuose, o argumentai paprastai, ką galim sudėti, skaičiai būna, nors skaitinės reikšmės, bet tarp argumentų gali būti ir langeliai, langelių adresai, langelių blokai, kitos funkcijos ir taip toliau. Reiškia, sudeda, skaičius. Dabar šičia parašykim, čia parašėm tiesiog kaip aritmetiškai, plius, 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 o dabar parašykim sumos funkciją, lygų sum ir argumentus. Galima rašyti, kad penketukas yra D5 langelyje kabletaškis. Tačiau aš galiu lygiai taip pat dėti čia su pele, o kur baksnoju, kaip sakiau, ten tas langelis ir nuvažiuoja adresas į funkciją. Vėl kabletaškis ir tada šitas, ir turėtų užsidaryti skliaustas, galima daryti, jis pats gali uždaryti Excelis tą skliaustą ir turim tokį. Škia, šiuo atveju sudėjom 3 skaičius sumos funkciją. Yra toks vienas labai žymus skirtumas, reiškia, kad tarp tiesioginio tokio sudėjimo ir naudojant sum funkciją. Sakykime, anglų kalbos Jonas ir Petras nelaikė, nes jiems jos kaip ir nereikia arba labai gerai moka ir jie yra, sakykime, atleisti nuo tų laikymų. Jeigu čia yra sudėta pliusai, tai čia jau iškart duoda suma klaida. O jeigu čia buvo sum funkcija, tai tiesiog sum funkcija tą tekstą n raidytę atmeta ir skaičiuoja tik skaičius. Yra pagrindinis skirtumas. Jeigu Jonas vėl gavo, sakykime, 10 jam parašė, o čia parašė 5, tai vėl mes grįžtam į tą pačią būseną. Tai yra sum yra tokia turi, reiškia, savybę. Dabar, reiškia, tempteliu žemyn, kad nereikėtų zigmos skaičiuoti atskirai, ir viskas tvarkoj yra. Dabar dėlioti kabletaškius ir taip toliau, kai langeliai stovi vienas šalia kito, labai nepatogu, labai neekonomiška. Aš sakau, susirašiau visus tokius skaičius. Man reikia susumuoti, gauti tų skaičių sumą. Nesvarbu, kas čia per skaičiai ir taip toliau. Dabar visą šitą lentelę aš galiu aprašyti, nurodydamas 2 kampus. Šitą kampą, sakykime, paspalvinkim, šitą kampą parodyčiau ir šitą kampą ir šitą kampą. Tada, jeigu tuos kampus nurodau, tai gaunasi šitas stačiakampis, kad visą reikia skaičiuoti. Reiškia, jeigu aš parašysiu lygų sum, skliaustas atsidaro, nurodau šitą ir dabar dėčiau ne kabletaškį, o dvitaškį ir nurodyčiau šitą, tai man nusirodo visas blokas. Yra koordinačių blokas, langelių blokas, jis yra su dvitaškiu. Tiesiog
enter, va, turim tiek, galiu ir tiesiog, sakykime, dar kartą parašysiu sum, tiesiog apibraukti visą šitą, va, tiek braukau, kol, va, tas punktyras eina, važiuoja ir turiu, va, šitokias funkcijas. Dabar žiūrim į savo. Jeigu dabar, nutrinsiu visus ir pabandykim taip. Vėl lygu, sum, skliaustas atsidaro ir tiesiog prabraukiu per tuos langelius, kuriuos noriu susumuoti. Tada net skliausto nedėdamas, enter paspaudžiu ir viskas. Ir dabar traukiu žemyn, reiškia, ir va, turiu. Vidurkį reikėtų skaičiuoti, kaip ir aišku, šitas yra padalintas iš 3 ir gaunam 9, tempiam žemyn ir turim tiek. Problemos atsirastų, jeigu va šičia, sakykime, Jonas ir Petras, vat jie nelaikė, neturi anglų kalbos, sakykime, labai gerai moka. Reiškia, jiems nebūtina, gal jie anglai yra, gimė Anglijoje. Tada gaunasi, kad iš 3 liktai dalinti pažymių, jie turi tik 2 pažymus. Ir tada čia turėtumėm, reiškia, dalinti ne iš 3, o iš 2, ir čia dalinti ne iš 3, o iš 2. Atsiranda problema, kad reikėtų suskaičiuoti, kiek kiekvienas studentas turi tų pažymių. Reiškia, jeigu studentų daug, tada mūsų skaičiavimas darosi problematiškas. Yra tokia funkcija count, jos sintaksė būtų tokia. Lygybė funkcijai nepriklauso, aš tik rašau, kad kiekviena funkcija prasideda ir tas pats argumentas, kabliataškis, daugtaškis, tas enter. Count funkcija suskaičiuoja, kiek tarp argumentų yra langelių su skaičiais arba kiek yra skaičių. Šiuo atveju mes įsiterpkim vieną šičia, vidurkis, dabar nusitrinkim jį vėl ir dabar aš parašysiu kiekis. Tai yra kiek dalykų mokėsi, laikė. Ir šitą dalyką turėtų paskaičiuoti count funkcija. Count, skliaustelis atsidaro, į tokią pat kaip ir sintaksė, kaip matot, kaip ir sum, aš tiesiog nebraukiam per sumą ir enter. Va šitas Jonas 2 turi, Petras ir Zigmas 2 ir 3. Va turim tokį dalyką kaip kiekį ir sumą. Ir dabar, aišku, galima jau labai paprastai daryti jų dalybą, va ir turim teisingai. Mums vieną sugalvojus galim 1000 studentų padaryti šitą vidurkį. Aišku, taip niekas nedaro, čia gal tik tai pasimokymų yra. Yra funkcija, kuri skaičiuoja būtent tokį vidurkį. Average funkcija. Irgi tokia pat sintaksė, argumentas, kabliataškis, daugtaškis, suskaičiuoja argumentų, o negerai. Average. Taip, va tokia yra. Tada šitą vidurkį galiu nutrinti ir tiesiog netgi sumas ir kiekius galima trinti ir tiesiog rašyti lygų average, skliaustas atsidaro, prabraukiam per dalykų pažymius, enter paspaudžiam ir toliau timtelim žemyn ir turim. Va, žinom 3 funkcijas, suma, count ir average, vidurkio skaičiavimas.